Sveiki, šioje video pamokoje parodysiu, kaip formatuoti nuorodas. Taigi nuorodams galite pritaikyti keletą stilių, ką galėjote taikyti tekstui, taip pat ir visokiems kitokiems elementams. Taigi, ką aš čia dabar turiu pasiruošus, taigi turiu index.html dokumentą ir style.css dokumentą. Tai index.html toks pat švarus kaip ir visą laiką, kai pradedu pamokas, ir tiesiog įtrauktas CSS failas. Taigi, ką pirmą padarau, tai susikuriu paprastą nuorodą, kuri niekur nenueina, ir turiu ją pasiruošusi. Toliau stiliaus failę aš galiu rašyti įvairius dalykus. Pavyzdžiui, galiu naudoti color, font family, background color, padding, border ir daug kitų dalykų. Taigi pasiėmu nuorodą su HTML žymos selektoriumi ir tai bus A žyma. Taigi pasiėmiau tą nuorodą arba visas nuorodas, jeigu jų čia būtų daugiau pridėta. Na ir pirmas dalykas, ką galiu daryti, tai pakeisti jos spalvą. Bet prieš tai parodau, kad jinai yra sukurta tiesiog tokia. Ir dabar aš galiu naudoti color. Spalvą galite rašyti naudodamis tokį būdą, kokį norite, kai rodžiau spalvų video. Tai galite naudoti hexa, RGB ir taip toliau, bet aš naudosiu tiesiog paprastą spalvos pavadinimą ir tai būtų red. Toliau, kitas dalykas, ką galite naudoti, tai yra font family. Tai kaip ir visiems paragrafams, antraštėms ir taip toliau, galite naudoti font family. Font family galite naudoti taip, kaip rodžiau praeitame video, tai yra naudoti websaugius šriftus arba parsiųsti šriftą ir jį pritaikyti taip, kaip pridera. Ir nuoroda šiek tiek pasikeitė, bet, na, kaip matote, šriftas suveikė. Tai toliau kitas dalykas, ką galima naudoti, tai background color. Ok, užsidėjo fonas. Toliau, ką galime naudoti, tai padding. Padding tiesiog, galima sakyti, kad praplečia tos HTML žymos plotą, kiek jinai užima. Tai vienas skaičius nurodytas prie padding reiškia, kad į visas 4 pusės po kiek prideda. Tai 5 pikseliai viršų, 5 į dešinę, 5 žemyn, 5 į kairę. Ir gaunasi, kad po 10 pikselių į viršų į apačią, po 10 pikselių, tai yra iš viso 10 pikselių į viršų apačią, iš viso 10 pikselių į kairę ir į dešinę. Ir kaip matote, jinai tiesiog daugiau ploto turi. Toliau, ką galite naudoti, tai border. Ir border turi gauti 3 parametrus, tai yra spalva, tai yra vėlgi koks borderio dydis, tai yra apibraukimo dydis, storis. Koks tipas apibraukimo, tai ar solid, ar dotted, ar koks ten, ir spalva. Ok. Taigi, aišku, galite naudoti daugiau visokių reikalų, bet čia pavyzdžiai, ką galite naudoti iš anksčiau rodytų video pamokų. Tai ir aišku, jeigu prireiks, tai tikriausiai susirasit, ką reiks. Toliau, ką galite naudoti, tai yra būsenos stilius. Prieš tai. Kadangi nuoroda dabar yra labai negražiai pabraukta, tai galime dar padaryti tokį text decoration. Text decoration gali būti none, overline, line through arba underline. Taigi tiesiog padarysiu none. Ir toliau paskutinis dalykas, ką galite naudoti su nuorodomis, tai yra būsenos stilius.
būsenos stiliai, kaip ir rodžiau CSS selektorių video pamokoje, tai kad yra parašoma HTML, tiksliau selektorius koks nors, gali būti HTML žyma, ID, klasė, kas tik norit. Tai šiuo atveju panaudosiu tiesiog paprasčiausią HTML žymos selektorių. Toliau dvitaškis. Ir tas dvitaškis nurodo, kad jūs dabar parašysite būseną. O ta būsena prie nuorodų gali būti, tiksliau kelios būsenos gali būti prie nuorodų. Gali būti link, visited, hover ir active. Link yra, kai būna normali neaplankyta nuoroda, tai yra kokia jos išvaizda tuo metu. Visited bus, kai kokia nuorodos išvaizda, kai jinai jau būna aplankyta vartotojo. Hover, kokia jinai būna užvedus pelę. Active, tai kokia jinai, kai nuspaudžiama pelė ir laikoma ta pelė. Taigi, aš nerodysiu visų, tiesiog pasižiūrėsite, jeigu bus įdomu, tai tiesiog galbūt hover ir active. Be to labai svarbu, kad jos būtų, jeigu aprašinėsit visas absoliučiai būsenas, tai jos privalo būti iš eilės. Iš pradžių link, paskui atsidarot, parašot kitą visited, tada hover ir tada active, nes kitaip kažkaip neveikia. Taigi tiesiog pakeisiu background spalvą, nuorodos spalvą pačios to žodžio ir tiesiog apibraukimo spalvą. Taigi dabar viskas tvarkoj, užvedu pelę, viskas pasikeičia. Tai čia jeigu norėsit kokį nors fancy meniu daryti, tai maždaug tokiu būdu turėsit daryti. Na ir kelios kitos būsenos, tai jeigu prireiks, galite pasibandyti. Ir šiam video štai tiek. Kitame video bus CSS puslapio fonai, tai yra kaip galite uždėti visam puslapį kokį nors foną, kaip galite naudoti kelis fonus vienu metu, keisti jų pozicijas ir panašiai. Tai iki.